Nu va, pagaliau mes Londone, visai esam prie pat Paddingtono stoties. Čia labai aukštai. Tai nusprendėm pirmiausia įsičekinti viešbutį, nes jis visiškai čia už kvartalo. Ir tada nueisim pavalgyti į Taco Bell. Taco Bell. Super. Gerai. Tai dabar einam. Ėjom ir priėjom va tokį meną. Čia moteris tiesiog pietauja. Londone yra smagu dėl to, kad labai daug yra dalykų, visokių menų ir visko. Tiesiog eini ir netikėtai pamatai. Ir jau turiu 50 000 nuotraukų su raudonais vilkščiais autobusais ir dar vieną toj padarysiu. Tai mes gyvenam visai prie pat Paddingtono stoties. Vienas iš pigiausių viešbučių, kur nakčiai kainuoja 70 gal 70 eurų. Nu tai pažiūrėsim, kaip atrodo viešbutis už 7 eurų nakčiai. Rauč? Nu va, ilgai nereikėjo ieškoti, štai mūsų viešbutis. Bus libanietiškas restoranas kitapus gatvės, McDonald's, suvenyrai, ko tik nori, visko yra. Tai pasižiūrėsim, kaip atrodo šitas viešbutis. Einam. Lipam į antrą aukštą, gavom kambarį. Taip atrodo laiptinė. First floor. Mums reikia į antrą. Gerai. Mūsų numeris yra 202, taip? Gerai. Tai šitas kambarys. Nu, pažiūrim. Siaura kaip Paryžiuje. O. Lova. Grindys girgžda. Vonia. Taip atrodo vienas pigiausių Londono viešbučių. 20 svarų. Bet prie Paddingtono stoties. Va, ir turim kavos, arbatos, cukraus, pieno net yra. Kas matosi po langą? Va, gatvė, iš kurios atėjom. City View. City View. Nu, tai jau jie padarė inspekciją vonios. Atiek čipka. Kokia situacija? Turim 2 kranus ir bėga vanduo iš vieno. 2 kranai. Net neatsakus. Tai gerai, kad šampūną pasiėmiau. Ai, Beauty soap? labai gerai. Nudauž. Super. Va, Beauty soap. pakaba. Va, kokių pakabų yra. Kokių tik nori. Varietė. Iš Marks & Spencer paimta. Nu gerai. Iš valyklų. O kas čia per... Ai ne. Kvepia skaniai. Kol kas įspūdis visai geras. Kaip už tokią kainą. Londono pačiam centre Paddingtono stoty praktiškai. Tai labai geras variantas. Labai gerai, labai Šalto neblogai. vandens bėga toks drungnas, tai ką aš net nereikia. Kaip čia veikia 2 kranai? Nu, aš nesideginsiu rankų, žinau. Visai neužsisuka. Nu, tai... Dabar dar blogiau negu prieš tai. Ai. Gerai. Nu tai va, dabar susidėsim daiktus ir važiuosim, eisim pavalgyti. Pagaliau. Lyja, visi šlapi, bet atėjom ten, kur ilgą laiką svajojom. Europai Taco Bell pirmą kartą. Einam į vidų. Jau. Neveikia. Gerai, užsakysim ir tada pažiūrėsim. Atvykom į Sainsbury's Local ir vienas iš geriausių dalykų Londone yra kas?
laikui, kai buvo po svarą, bet po 3 metų dabar svaras 7. Išbrango. Šitie svaras 8. Šitie jau prabrangus labai. Šiaip galiu pasakyti, kad per tiek daug metų tiek kukiai, tiek keksiukai yra tokie patys arba net geresni negu Amerikoje. Paimsiu tau salted caramel. Nu va. Pasipirkam. Ar skanus kukiai? Labai geri. Tokie patys kaip prieš 3 metus. Brangesni, aišku. Bet skonis dėl to. Va. Ką dabar valgysim? Double chocolate. O, jėga. Nu ir kaip? Šitie tokos. Būdavo minkštesni. Vakarykštį. Ne, tai baigia galioti šiandien. Tai gerai. Tai gal visi baigia galioti šiandien? Gali. Gerai. Eisim dabar pamiegoti viešbutį. Mūsų viešbutis ten. Pamiegojom valandžikę ir dabar einame į metro ir važiuosim į koncerto vietą. Va taip atrodo Paddingtono stotis. Mums reikia surasti Elizabeth Line Underground. Važiuojam. Underground. Einam čia Underground ir viskas. Gerai. Radom traukinį ir dabar važiuosim į Liverpool Street. Būt tinka, ne? Šita metro stotis tokia netipinė Londonui, visiškai moderni. Visos kitos stotis daug paprastesnė. Vaikam parodysim dokumentiką. Gal patys užsimanys dar labiau į Londoną. Unboxingas. Šou dar neprasidėjo, dar neįleidžia, tai mes nusprendėme tiesiog pavalgyti pizzą. O, kaip skaniai atrodo. Kaip Britų virtuvėj tai valgoma. Kaip Britų virtuvėj. Na gerai, paragauk. Jau beveik, laukiam eilėj.
Viskas, koncertas baigėsi, pėdinam į metro stotį namo. Nugaros neveikia, kojos neveikia, ką dar skauda? Ausį, po skrydžio ar po koncerto. Ausį. Let's get Nu va, tai žodžiu, back. Seriously. lošiai einam į metro. Rytoj Turėjome ilsėtis, bet eisim į pasimatymą. su kuo eisi pasimatymą? Su vyru savo. Va, taip. Labai gerai. Tikiuosi patiks. Tai sugalvojom tradiciją. 6 dienas būsim Londone, 6 vakarus iš eilės aplankysim Meškiuką, nes kadangi gyvenam visai šalia jo. Štai jis. Paddingtonas. Meškutės. Meškutės. Nu tai dabar jau galim keliauti į viešbutį.